Grįžtame į Rygą, kur verda finalo rungtynių vertos aistros. 94-94. Iš esmės rungtynėse dėl pirmosios vietos grupėje amerikiečiai ir lietuviai 40 minučių sužaidė lygiai. 94-94 ir grumtynės baudos aikštelėje. Kamuolys netrukus atsidurs teisėjo rankose. Ir po to bus atiduotas Lietuvos komandai. Ginčas. Ir šansas lietuviams pratęsimą pradėti sėkmingą ataką. Na, tai kaip baigėsi ketvirtasis kėlinys, turėjo būti didelis smūgis į paširdžius amerikiečiams. Ar tai jų neišmušė iš vėžių, mes pamatysime. Jonas Valančiūnas, taiklus metimas, 96-94. Plius 2 taškai. Pirmą kartą nuo pirmosios rungtynių minutės lietuviai išsiveržė į priekį. Prisimenate, tuomet tritaškį pataikė Edgaras Ulanovas. Dabar Jonas Valančiūnas vėl grąžina 2 taškų persvarą savo komandai. Joe Jacksonas. Koja liečia kamuolį Lietuvos krepšininkai. Tačiau pavojingas varžovų perdavimas nutrauktas ir vėl teks iš naujo rikiuoti savo puolimą JAV komandai. Joe Jacksonas. Rungtynės dėl kamuolio ir kas greitesni ir stipresni. Lietuvos rinktinės žaidėjai. Edgaras Ulanovas sugraibo kamuolį tarp varžovų rankų. Ir čia pat nesuveikia jo ir Jono Valančiūno tandemas. Neleido tiesiog varžovui atsidurti. Toliau baudos aikštelėje amerikietis. Tačiau persvarą vis dar turime. 2 taškais priekyje Lietuvos rinktinė. 96-94. 3 minutės 52 sekundės iki pirmojo pratęsimo pabaigos. Dramatiškose ir sekinančiose rungtynėse tarp komandų, kurios buvo turbūt dažniausiai vadinamos šio čempionato favoritėmis. Ir sprendžiant iš to, ką matome šiandien, jos tą vardą pateisina. Netaiklus metimas, atkovoja kamuolį Lietuvos rinktinės krepšininkai. Arnas Butkevičius ir 2 taškai, 98-94. 10-tasis Arno Butkevičiaus taškas šiandien. Lietuvos komanda įgyja 4 taškų pranašumą. Pratęsimo metu sužaidus nepilnas 2 minutės. Dabar prasižengia Edgaras Ulanovas, 4. pražanga jam. Jis šiandien labai reikalingas aikštėje maksimalų laiką. Timas Hardavėjus prie baudų metimo linijos. Ir pirmasis metimas netaiklus. Štai atrodo amerikiečių pasitikėjimas savimi susvyravo. Prisiminkime 2 netaiklius Patriko Jango baudos metimus, galėjusius iš esmės nulemti rungtynių likimą. Štai dabar prameta iki šiol visus baudos metimus pataikęs ir Timas Hardavėjus. Vos 1 tašku pavyksta sumažinti skirtumą amerikiečiams. Davidas Redikas. Edgaras Ulanovas iš 3 taškų zonos. Taiklus metimas, 101-95. 27-tasis Edgaro Ulanovo taškas. Dar beveik 3 minutės, tačiau amerikiečiai atsidūrė tokioje padėtyje, kokioje nėra buvę apskritai šios dienos rungtynėse. Nelengva ir šių rungtynių arbitrams. Nėra jokios abejonės. Davidui Redikui įspėjimas, jog dar vienas emocijų protrūkis nukreiptas į arbitrą gali kainuoti labai brangiai. 2 minutės 50 sekundžių. Ir per
Ne, vis tik paprašo tiesiog atsitraukti šiek tiek nuo šoninės linijos Edgarą Ulanovą. Ir perima kamuolį Arnas Butkevičius, pašokdina varžovą, pražanga Joe Jacksonui, Butkevičius stos prie baudų metimo linijos. Iškart du komandos draugai padeda jam pakilti nuo grindų po Joe Jacksono pražangos. Arnas Butkevičius. Vienas iš šių rungtynių didvyrių. Nesvarbu, kad kol kas jo nėra tarp tų trijų rezultatyviausių žaidėjų, tačiau tie jo pelnyti taškai ir tie sumesti metimai buvo velniškai reikalingi Lietuvos rinktiniai, kuomet buvo sprendžiamas ir tebėra sprendžiamas šių rungtynių likimas. 10 taškų Arno Butkevičiaus sąskaitoje. 2 minutės 47 sekundės iki pratęsimo pabaigos. Lietuvos rinktinės krepšininkas stos prie baudų metimo linijos. Pirmoji bauda skrieja pro šalį. Na, bent jau viena. Būtų dar vienas labai svarbus žingsnelis į priekį. Metimas netaiklus ir amerikiečiai atkovoja kamuolį. Taigi nepasikeitė lietuvių persvara. Pražanga Dovydui Redikui, kurį dabar iškart ramina Jonas Valančiūnas. Na, galima pražangą techninę gauti ir už tokią šypseną. Joe Jacksonas stos prie baudų metimo linijos. Amerikiečių gynėjas. Baudas šiame čempionate iki šių rungtynių metė tik tai... Ne, Patrikas Jangas. Prieš jį atrodo prasižengė Dovydas Redikas. Kągi, galbūt tai yra ir ne pati blogiausia naujiena. Patrikas Jangas jau pasižymėjo kabutėse, suteikdamas galimybę lietuviams dviem netaikliom baudom susikurti paskutinę ataką, kuri išplėšė pratęsimą mūsų krepšininkai. Manau, kad dabar pataiko pirmąją baudą Patrikas Jangas, 101-96. 8 taškai. Ir antroji bauda taip pat skrieja į tikslą. 101-97, 4 taškų skirtumas. 2 minutės ir 30 sekundžių. Ir lietuviams dabar reikia vėlgi ramybės, kantrybės ir šaltakraujiškumo. Edgaras Ulanovas. Sužingsniuoja Edgaras Ulanovas, pakliuvęs į itin intensyvų gynybinį presingą. 2 minutės 21 sekundė. 4 taškų skirtumas. Varžovai vėl su kamuoliu ir vėl grėsmė Lietuvos gynybai. Dogas Makdermotas. 8 sekundės atakai. Dėjimas ir dar pražanga. Štai taip, Patrikas Jangas bando reabilituotis už tuos pramestus baudos metimus ketvirtojo kėlinio pabaigoje. Net ir 5-oji Žygimanto Skučo pražanga nesustabdė amerikiečio, kuriam dabar bus suteikta galimybė iki minimumo sumažinti skirtumą. 101-99 plus 2 taškai. Ir dar 2 minutės. Pataiko ir trečią baudą iš eilės Patrikas Jangas ir dabar jau minimalus skirtumas. Ir prieš paskutinę pirmojo pratęsimo minutę. Dabar jau amerikiečiai, galima sakyti, jog gali jaustis tvirčiau, panaikinę tą 6 taškų, beveik panaikinę 6 taškų deficitą. Dovydas Redikas. 5 sekundės lieka žaisti rungtynėse ir pamestas kamuolys.
Ir 2 lengvi taškai. Minutė 35 sekundės ir štai taip, amerikiečiai po tų 2 netaiklių Arno Butkevičiaus baudos metimų savųjų šansų nepraleidžia. Ir jie jau dabar priekyje 1 tašku. Jonas Valančiūnas kala kamuolį iš viršaus, 103-102. Dar vienas smūgis amerikiečių vidurio puolėjui. Minutė 15 sekundžių. Ir dar kartą su pražanga pelno taškus Patrikas Jangas. Atrodė, jog vienu metu jau prarado kamuolio kontrolę amerikietis, tačiau nieko panašaus. Arnui Butkevičiui fiksuojama 4 pražanga, Jangas stos prie baudų metimo linijos. Dabar amerikiečiai jau priekyje 1 tašku, 103-104. Minutė 7 sekundės. Na štai taip. Patrikas Jangas dabar neatleidžia nė vienos klaidos lietuviams. Ir galima sakyti, jau beveik atidirbo už tos savo pramestus 2 baudos metimus. Edgaras Ulanovas priverčia prasižengti varžovą, tačiau yra tai tik antroji komandinė pražanga. Džeimsas Belas. Ne, ten tiesiog klaida ir Edgaras Ulanovas baudos metimu mažina skirtumą iki minimumo. Dvidešimt 8 taškai. Ir taiklus dar vienas baudos metimas. 105-105 paskutinės 55 sekundės pirmajame šių rungtynių pratęsime. Pameta kamuolį Joe Jacksonas, tiksliau sakant, Dovydas Redikas užkerta kamuolį kelią link amerikiečio buvusio po krepšiu. Redikas reikioja komandos draugus puolimui. Bando atsidengti Jonas Valančiūnas. Tačiau tai pavyksta padaryti tik tai toli nuo krepšio. Užtvara. Perdavimas Rolandui Jakštui. Ir iš 3 taškų zonos netaiklus metimas. Nusiima kamuolį po savojų krepšiu. JAF rinktinės aukštaūgiai. Ir dabar jau turi paskutinės 10 sekundžių amerikiečiai. Matytams laiką iki pačių paskutinių akimirkų JAF komanda. Jeremy Lambas atitrūksta nuo varžovo, meta, pataiko ir lieka tik tai minutė ir 0,8 sekundės. Jeremy Lambas, žudęs lietuvius visų rungtynių metu, gali būti tas žmogus, kuris įkala dar vieną vinį lietuviams. Lietuvos rinktinės treneriai prašo minutės pertraukėlės. Grįžtame į Rygą. Čia pratęsimo metu jau kai kuriais epizodais atrodė, jog perėmė lietuviai rungtynių kontrolę, tačiau amerikiečiai, reikia pripažinti, sužaidė labai sėkmingai sunkiausiais jiems momentais. Ypatingai pasižymėjo Patrikas Jangas ir štai dabar Lietuvos komandai yra likę mažiau nei 2 sekundės. Netaiklus tas paskutinysis metimas iš 3 taškų zonos. Sunku pasakyti, ar suveikė ar ne paskutinysis derinys, ar viskas buvo taip ir sugalvota. Tai jau galės pasakyti turbūt mūsų trenerių štabas arba mūsų krepšininkai. Dabar dar kartą galima, sveikinti su pralaimėjimu nėra ko. Lietuvos komanda galima pasveikinti su tuo charakteriu, su tuo ryžtu, kurį jie parodė šiandien, priversdami amerikiečius prakaituoti 45 minutės. Taip, pergalės iškovoti nepavyko, tačiau svarbiausi mūšiai dar prieš akiją ir reikia tikėtis, jog rytojaus rungtynėms su Egiptu liko jėgų, o pergalė tose rungtynėse Lietuvos komandai realiausia, jog atvertų kelią į antrąją poziciją. Amerikiečiai lieka pirmi ir tai yra gana neblogas išsidėliojimas. Ką pavyko pasiekti Lietuvos komandai, tai reiškia, jog įveikus ketvirtfinalį su amerikiečiais pusfinalyje žaisti jau tikrai nereikės. Dar šių rungtynių skaičiai trumpam jūsų ekranuose, o aš atsisveikinu su jumis ir priminsiu, jog
Toliau krepšinio maratonas pratęstas bus penktadienį. Visi 4 ketvirtfinaliai tiesiogiai per Lietuvos ryto televiziją. Pirmojo transliacijos pradžia 14:30 min. penktadienį. Atsisveikinu su jumis iki penktadienio. Likite ir toliau su Lietuvos ryto televizija. Iki.